Tai tie, kurie buvo aktyvūs partijos nariai, dabar atsiprašau, arba kapinėse, arba seniai pensijų. Gerokai pagyvenęs jaunimas. Gerokai pagyvenęs, gerokai, labai. Tai jau sakau juokas. Tai va, gerokai, vienažai, jie įtakos jau nebedaro. O jeigu mes norim tą perkelti ant jų vaikų, tai čia yra, katastrofa. Nes to daryti negalima. Tai yra viena kryptis. Vat vis ieškom tų komunizmo šmėklų, reiškia, kaip ten rašė, šmėkla vaikšto po Europą. Tai yra viena kryptis. Reiškia. Tada antra kryptis, kuri man visai nepatinka, tai yra tautiškumas ir tai yra priklausomas vienai ir kitai tautybei. Tai pas mus dabar tas antirusiškas naratyvas, aš tikrai jokių būdų neginu tą, ką daro Putinas su savo šaika. Bet ne visi rusai ir ypatingai Lietuvos rusai, jie nori priminti, jaunimas taigi nežino, kad tie patys rusai gynė ir parlamentą, Lietuvos rusai, aš turiu minį, kad tie patys rusai gynė bokštą, kad tie patys rusai pasirašė, balsavo už nepriklausomybę, dabar bijau skaičiuose, bet jeigu aš neklystu, 98% buvo, įskaitant, kad Lietuvoje 20% nelietuvių. Labadiena, mėly žiūrovai. Laida Juokas Prašaras grįžta į eterį. Po gero poilsio, gero vasaros poilsio, po smagaus rudens mes vėl kartu su jumis. Ir šiandieną mūsų laidos svečias generolas Valdas Tutkus. Sveiki, Valdai. Labas, Gydytojai, malonu. Nu ką, paverksim ir pasijuoksim. Tai manau, kad ir paverkti ir pasijuokti gerai. Ir reikėtų pakalbėti, kuo šiandien gyvena Lietuvos žmonės. Jau 4 dešimtmetis gyvenam laisvoje Lietuvoje ir iš tikrųjų mes esame tokie laisvi, kaip norėtųsi. Kaip jūs galvojate, Valdai? Atvirai kalbant, ta laisvė yra toks, sakysim, filmas toks buvo, tas saldus žodis laisvė. Tai laisvė yra gana subjektyvus supratimas, tai prasme, kad mes esam nepriklausomi, kad išėjome iš Tarybų Sąjungos, nepriklausomi, kad priimėm tam tikrus strateginius sprendimus, tokius kaip stojimas į NATO, į Europos Sąjungą, kad atsirado daug labai tikrai laisvių, kartais net per daug. Jeigu apie ašaras, kas ypatingai dabar labai šiek tiek, mano manimu, per daug laisvių. Ko per daug, Valdai? Sakysim, kad ir tos tokios nelabai geros problemos, kaip daleiskim šiandien, tai ėjo kalba apie tai, kad Marijampolėje, pavyzdžiui, vakar mirė, šiandien narkotikai, perdozavimai, toliau, sakysim, tradicinis šeimos, ne tai, kad neįgymas, bet, sakyčiau, reiškia, vietos ieškojimas. Ieškom vietos ten, kur nereikia jos ieškoti, kur yra. Tai irgi savotiška laisvė. Bet kartu su tuo mes vis dėlto papuolam į tam tikras nepriklausomybės, tų vadinamų geopolitinių permainų, kai kurių pakankamai stambių galbūt valstybių, kurios turi savo interesus. Sutikim su to, kad visos valstybės turi savo interesus. Amerika turi, Britanija turi, Rusija turi, Kinija turi. Ir kada matom dabar, kaip tas iki šiol vienapolaris pasaulis dalinasi į 2, 3 arba daugiapolarį pasaulį, atitinkamai iškyla klausimas Lietuvos vietos jame. Ir kartais be abejonės valstybės, kurios gali, arba grupės, kurios gali, arba finansinės grupuotės, jos siekia tam tikrų tikslų ir mūsų valstybės panaudojimo savo tikslam. Ir tas yra akivaizdu ir tas yra matosi. Tačiau vis dėlto ta mūsų nepriklausomybė yra, todėl kad panaudojamumas arba nepanaudojamumas mūsų tautos ir mūsų valstybės šitiem klausimam yra mūsų apsisprendimas. Ar aš teisingai supratau, Valdai, kad jūs dekriminalizavimas lengvų narkotikų matote, kad... Grėsmę matau. Grėsmę matote. Taip, aš matau. Žiūrėkit, aš gal pavyzdį labai trumpo. Mano sūnus mokėsi Amerikos mokykloje, kada buvom tarnavo Briuselį, tai Brussels American School. Tai va ten vyko tos vadinamos kovos su narkotikais pamokos. Žiaurios pamokos. Ten ir narkomanus net iš Amerikos atveždavo buvusius. Ten rodė žiaurias ir vaikam buvo nuo mažumos įkalta į galvą, kad jeigu tu pradėjai narkotikus vartot, tavo laikrodis jau įjungtas.
O pas mus iš vienos pusės kalbam, kad pažeis jaunolių psichiką, kad jeigu rodysim realias pasiekmes, kas laukia narkomaną. Nu, taigi čia nereikia būti nei generolų, nei profesorium, tam, kad suvokt, kas laukia narkomaną. O jam mokyklai buvo įkalta jau apie tai, kad jeigu tu, atsiprašau, pauostai, reiškia įsidursi. O jeigu įsidursi, tai tavo vidinis laikrodis jau įjungtas, nes tikrai perdosusi. Tai aš sutinku su jumis, vieną bėdą jūs matote. Valdai, kokios kitos bėdos, sakykime, be narkotikų dekriminalizavo Lietuvoje? Nu tai žiūrėkime, reiškia, narkotikai, reiškia, viena bėda, reiškia, mano manimu, labai rimta bėda. Toliau, reiškia, patriotinio auklėjimo nebuvimas yra kita bėda labai rimta. Toliau, aš kalbu tikrai apie globalės, nes galbūt į ekonomiką ten gal nelyskim, nes nesu ekonomistas, bet ten irgi yra savo problemų tarptautinėse santykiuose. Toliau, švietimas mūsų, atvirai kalbant, mano gilių įsitikinimų yra, na, nemėgsta tų žodžių sužlugdytas, nužudytas, bet iš principo jo kryptis kol kas eina neneigiama linkme. Mes matom ir matematikos egzamino rezultatus, mes matom dabar naujas programas, kurios, sakyčiau, kelia sumaištį arba nepasitenkinimą visuomenį, sakykim taip, ginčius visuomeniai. Tai čia yra labai rimtos problemos. Mes matom, dramatiškai išaugusias kainas, aš turiu energijos resursus, elektros kainos, dujų kainos ir visa kita, ir manau, tai yra surišta su mūsų politika pakankamai stipriai. Taip, kad tų bėdų Lietuvoje yra, sakysim, vagonas ir dar kiberiukas viršaus. Ok, gerbiamas Valdai, o kaip jūs, būdamas šalies vadovu, matytumėt sprendimus ištaisyti šitas klaidas? Pradėkime nuo to, kad aš kažkada tai minėjau, reiškia, mano pačios pasąmonėje yra toks, sakysim, nevadinkim tų šūkių šūkiais, bet, sakysim, kryptis. Tai yra šeima, tai yra tauta ir tai yra tėvynė. Tai jeigu mes viską, ką mes dabar kalbam, sudėsim į vieną, tai ir gaunasi ta pati kryptis. Nes viskas patinka ar nepatinka, bet viskas prasideda šeimoje. Mes irgi kažkada tai gimėm, mus kažkaip tai auklėjo tėvai, galų gale nori, nenori tie vaikai, jie žiūri į savo tėvus. Paskui truputį gatvė, truputį kariuomenė. Ir gatvė, ir kariuomenė, ne, tai visuma, nėra taip, kad du tėvai, kaip pasakys, taip ir darys. Tuo labiau, kad ateina tas laikas, kada vaikai nelabai tėvų nori klausyti, bet šeimos įtaka yra labai milžiniška. Tada atsiranda tos pačios gatvės, visuomenės įtaka ir mokyklos. Mokyklos yra milžiniška, tai yra ir mokytojų, ir klasės. Mes neseniai turėjom savo klasės draugų susitikimą, 45 metai buvo, ir pasikvietėm savo mokytoją vieną, reiškia, nes jau, dėja, mūsų mokytojų nedaug liko. Reiškia, bet ir prisiminėme apie tai, kad pasirodo tie mokytojai, kurie buvo griežtesni savo laikų, šiandien mums kelia didžiausią autoritetą. Tai yra mokyklos vieta, čia yra labai svarbi. Antras momentas yra tauta, nes tą, ką aš stebiu šiandien, ir dabar galbūt tų atskirų sferų nevardinsi, bet yra labai kryptingas kelias pagal Napoleoną. Skaldyk ir valdyk. Ne, čia jeigu aš neklystu, Cezaris sakė. Nesvarbu, ką sakė. Turbūt naudoja ir Napoleonas. Jo, turbūt naudoja visi, reiškia, skaldyk ir valdyk. Bet tas tinka, kada okupuotom valstybėm, tas nelabai tinka savo valstybei. O pas mus mes matom skaldymą pagal politinės orientacijas, tas dabar komunistų iškelimas, reiškia, žiūrėkit, Ginto, tai patsgi sako, 40 metai jau nepriklausomybės. Taip. Tai tie, kurie buvo aktyvūs partijos nariai, dabar atsiprašau, arba kapinėse, arba seniai pensijų. Gerokai pagyvenęs jaunimas. Gerokai labai. Tai jau sakau juokas. Tai gerokai, vienažai, jie įtakos jau nebedaro. O jeigu mes norim tą perkelti ant jų vaikų, tai čia yra, katastrofa. Nes to daryti negalima. Tai yra viena kryptis. Vat vis ieškom tų komunizmo šmėklų, reiškia, kaip ten rašė, šmėkla vaikšto po Europą. Tai yra viena kryptis. Reiškia. Tada antra kryptis, kuri man visai nepatinka, tai yra tautiškumas ir tai yra priklausomas vienai ir kitai tautybei. Tai pas mus dabar tas antirusiškas naratyvas, aš tikrai jokių būdų neginu tą, ką daro Putinas su savo
šaika. Pas mus dabar ten šaika, pas mus šaika, vienu žodžiu, bet ne visi rusai ir ypatingai Lietuvos rusai. Jie nori priminti, jaunimas taigi nežino, kad tie patys rusai gynė ir parlamentą, Lietuvos rusai, aš turiu minį, kad tie patys rusai gynė bokštą, kad tie patys rusai pasirašė, balsavo už nepriklausomybę, dabar bijau skaičiuosi, bet jeigu aš neklystu, 98% buvo, įskaitant, kad Lietuvoje 20% nelietuvių. Ir dabar staiga sako, rusai blogai elgėsi, tai ne tas patys Stalinas padarė, kada prasidėjo Antras pasaulinis karas ir iškėlė rusų vokiečių bendruomenės į Sibirą ir totorių bendruomenės ir taip toliau. Tai kelias kažkaip tai baisiai pažįstamas, bet tas eina labai negerai dabar, reiškia, sakysim, su to pačiu tanku, klausimai dabar tas pats pasinaudojimas, tragedija, kuri vyksta šiandien Ukrainai. Viskas, jeigu pas mus tik tai pabandai pasakyti, kad Ukraina yra korupcija, pavyzdžiui, arba kad jaunimas irgi bėga į užsienį, kas yra faktas, tai viskas tu tai tu remi rusus. Arba, pavyzdžiui... Bet, gerbiamas Valdai, sudėtinga dabar sakyti, kad ten nėra korupcijos, nes matosi, kad pats Zelenskis ir bando tvarkyti tą korupciją. Pasižiūrėkite, kokios sankcijos buvusiam jo darbdaviui Igoriui Kolomaiskiui. Su Zalužnu irgi klausimas neįspręstas iki galo. Tai matosi, kad jisai bando daryti tvarką. Zelenskis akivaizdžiai kažką tai bando daryti, reiškia, kiek jam sekasi kitas klausimas, bet man, pavyzdžiui, man labai įstrigo, nenoriu kritikuoti ministro Anušausko, bet kada Zelenskis nuėmė gynybos ministrą, atsiminam tą momentą, tai gerbiamas Anušauskas praleido progą patylėti. O jisai ką pasakė, kad jam, matai, atrodo, kad naujam ministrui bus problematiška santykių su NATO valstybių ministrais ir jam turbūt Zelenskis turėtų rasti kažką. Tai jums patiems netrodo brėdas, nes prezidentas Zelenskis pradėjo tam tikrą žygį. Dabar neseniai nuėmė 6 viceministrus. Mes girdėjom iš žiniasklaidos, kad ten pas vieną iš generolų 600 000, tad tuo metu, kada Ukrainos kariai kariauja ir lieja kraują, praeitą savaitgalį buvau su baikeriais, su mūsų perkūnų klubu aplankėm Ukrainos sužeistus karius Birštone. Ir kada jų akyse dega ta meilė tėvynei ir jie ruošiasi grįžti, ne visi grįž, kai kurie be kojos, kai kurie, bet ir kada jie sužino apie tokius dalykus, tai tas matyti irgi skaldo Ukrainai. Bet ilgą laiką pas mus buvo tabu pasakyti, kad kas nors Ukrainai negerai, kad Ukraina kažkokį tai netokį sprendimą priėmė, kuris man taip atrodo. Tai jeigu tik tai pasakai, aš pavyzdžiui, labai atvirai sakau, kad žudynės Ukrainai reikia baigti. Ir galiu, jeigu yra laiko, galim grįžti ir ilgai kalbėti, kodėl. Ir tai ne tik tai Pabandykim trumpai, Valdai, ką jūs padarytumėte, būdamas, sakykime, Lietuvos premjerui, kokius patarimus duotumėt, kaip, nes dabar iš tikrųjų, mūsų užsienio reikalų ministras moko visą pasaulį. Ką jūs patartumėte iš tiesų Ukrainai? Taip, kaip įspręsti? Pasaulyje aš gal... Kaip užbaigti karą? Tas karas tikrai labai negreitai užsibaigs, bet šitoj vietoj, mano manimu, turėtų būti ieškoma paliaubų, todėl kad Ukraina šiandien pagal savo pajėgumus, kurios beje mes jiem ir davėm, bet nepakankamus. Ir tą visi, bet kuris karinis ekspertas jums pasakys, kad Ukrainos pajėgumų tam, kad įvykdyt sėkmingą kontrpuolimą ir praplėšti gerai, giliai ešalonuotą ir gerai paruoštą gynybą tikrai nepakanka. Ir tos 12 brigadų, apie kurias mes kaip apie panacėją kalbėjom, yra nepakankamas kiekis. Antras dalykas, neturi aviacijos, neturi kovinių sraigtasparnių, neturi pakankamai raketinės ginkluotės toliašaudės artilerijos. Kitaip sakant, kaip galima, atleiskit, aš kariavęs, gintai žinot, reiškia, tai jeigu tu vedi koloną ar, pavyzdžiui, eini tarpeklį ir virš tavęs nekaba sraigtai, tai jautiesi labai nekaip. O kada kaba, tai tu jautiesi ženkliai geriau, nes pirmas dalykas ir madžihedai netokie aktyvus, antras dalykas, tu žinai, kad tu būsi palaikytas čia pat o čia ir dabar, o ne kažkiek. Tai šito Ukraina neturi. Ir dabar mes sakom, pulkit. O ką reiškia pulti į giliai ešalonuotą gynybą? Tai reiškia aukos. Netekti žmonių. Taip, pirmoji žmonių ir technikos. Tai šitoj vietoje, matomai, aš nesisakyčiau pretenzijos į savo teritorijas, nes nori, nenori, jos yra okupuotos, bet matomai reikėtų siekti kažkokių tai paliaubų, ugnies nutraukimo procedūrų, reikia ruoštis kitam
etapui, nes jis neabejotinai bus. Kaip bebūtų etapas, Ukrainai tikrai nesibaigs to, kas dabar yra. Nebent, jeigu bus susitarta, labai, sakysim, Jalta 2, jeigu norit, reiškia, Jalta 3 ar dar kažkaip tai. Nebent tokiu atveju, bet tai tada kažkas tai turės nusileisti. O klausimas kas? Tai o Rusija nenusileis. Manau, pagrindinė problema dar yra tame, kad rusų valdžia, turbūt nuo antro pasaulinio karo laikų, jie skaičiuoja techniką, bet neskaičiuoja žmonių gyvybės. Zelenskis turi skaičiuoti žmonės, nes man teko matyti chroniką kadrų, kada eina Eizenhaueris kartu su Stalinu kalbasi apie, Eizenhaueris skundžiasi, kad daug prarado tankų per Berlyno šturmą ir jo klausia Stalinas, o ką sako, pėstininkai prieš tankus nėjo? Nes niekada vertybė nebuvo. Nebuvo pėsti. Ne, tai, kad... Zelenskis to negali sau leisti. Pradėkime nuo to, kad Rusijos mobilizacinis resursas yra kelis kart didesnis negu Zelenskio. Tai yra vienas dalykas, bet esmė netgi ne resurso. Ir esmė, kad Rusijoje dar nuo carų laikų ir Tarybų sąjungoje ir šiandien, prisiminkim tą patį sparnuotą Žukovo frazę. Negailėkit kareivių, bobos prigimdys. Negražu, bet tai labai atspindi tos strateginės vadovybės požiūrį. Kiek kartų per antrą pasaulinį karą buvo tų momentų, kada meta ant minų laukų, disbatus kaip taisyklė, reiškia, bet ant neišminuotų. Kitaip sakant, svarbu rezultatas. Nepraras tanko, žmonės gali prarasti. Žmonės gali prarasti. Ir santykis, kaip nebūtų liūdna, šiandien yra 3 kartus mažiau Ukrainoje gyventojų negu Rusijoje. Negu Rusijoje. Plius dabar aš nežinau, reiškia, bet iš įvairių šaltinių girdisi labai negeri skaičiai. Reiškia, aš ten girdėjęs ir 20 milijonų liko, reiškia, ir 25. Negaliu sakyti, nes aš pas tų skaičių nežiūrėjau, bet kada tu suvoki, kad netgi jeigu 30, jeigu tu suvoki, kad valstybė, kuri visai dar neseniai buvo 54-55 milijonai, šiandien kalba apie 20-30, tai yra katastrofa. Tai yra Ukrainai, tai yra katastrofa. Kitaip sakant, reikia neabejotinai stabdyti kovos veiksmus, stabdyti, atleiskit, žudynės ir Ukrainai reikia ruoštis antram etapui. Tai yra pradžioj sukaupti tikrą grupuotę, su tikra technika, su tikrais galimybėm ir tada atsiimt savo teritorijas. Kitaip bijau, kad... Ačiū, Valdai, už gerus patarimus. Aš tikiuosi, tie sprendimų priėmėjai arba tie, kas teikia konsultacijas, jūs išgirs ir pasinaudos jais. Jie iš tikrųjų yra geri pasiūlymai, tai ačiū pačiam ir kadangi mūsų laida eina į pabaigą, aš negaliu nepasinaudoti galimybę egzaminuoti generolų. Retai, kada tai būna. Tai du klausimai generolui jums. Tai atsakysit ar ne, nežinau, nes į kai kuriuos iš jų ir ministrai neatsako. Tai 2 klausimai, kam priklauso Krymas ir kiek yra lyčių? Dėl lyčių tai man visada buvo 2 lytis ir visada liks, o dėl Krymo tai gal, jeigu galima, porą minučių vis dėlto užsitęsiu. Idealus yra Lietuvos išėjimas iš Tarybų sąjungos. Ir man tai yra pavyzdys. Lietuva pasakė, mes išeinam Lietuvos TSR sienose. Nei 1 metro nenorim ir nei 1 metro neatiduosim. Tai Ukraina išėjo su Krymu. Tarybų sąjunga, kada birėjo, Krymas priklauso Ukrainai. Ir dabar žiūrėt į istoriją, kas ten buvo, tai dar ir Osmanų imperiją prisiminkim, ir ten ir mūsų gabaliukas turbūt yra, Kryme, jeigu apie didžiąją kunigaikštystę. Tai yra Krymas de jure yra Ukrainos vienareikšmė. Jeigu kalbam de facto, man labai gaila, bet šiandien ten viešpatauja okupantas. Ačiū, Valdai, už atsakymus. Ačiū už tai, kad atėjote į laidą. Buvo malonu jums pabendrauti. Šiandieną mūsų svečiuose laidoje Juokas Prašaras buvo generolas Valdas Tutkus. Ačiū jam. Ačiū visiems žiūrėjusiems mūsų laidą. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Iki sekančių susitikimų eteryje. Ačiū labai. Iki.